Sveiki stebėtojai mano. Šiandien rytą atvažiavom, buvom per naktį palikę siurblį filtruotis gręžinį. Vakare vėlai baigėm, tai nebuvo kada laiką pafilmuoti. Tai šiandien filmuoju. Vandens siurblys atiduoda 2,7 kubo, tai pilnu pajėgumu veikia ir vandens čistas vandenėlis, skanus labai. Čia Kėdainiuose darėm, šalia Kėdainių netoli. Ir vandens 25 šlanga, neužteka 32, nes 40 metrų sudūrėm į plonesnę biškį perėjom. Čistas vandenėlis. Koks jis skanus. Žiauriai skanus, jokių geležių nieko nėra, nei kvapo, nes dasiekėm dolomitą sluoksnį ir, kaip sakant, aišku, buvo labai sudėtingas gręžinys, dėl to, kad sluoksniai visokie ėjo dolomitą, tai kol mes juos ten pramušėm, tai ojatau. 4 dienas gręžiam, vienu žodžiu, tą gręžinį. Sudėtingas žiauriai buvo. Pilna choda, vandenėlis švarus. Kėdainiai. Jau žinokit, buvom beveik nuleidę rankas. Vienu tarpu galvojom nepramušim, bet zirzinom, bet šiaip ne taip pramušėm. Jeigu ką domina, arba kam reikia vandens, tai kreipkitės. Telefonas bus užrašytas mano profilį yra tiesiog, arba po video bus. Aišku, nepatingėkit pasidalint, pakomentuot, pabendrint nepamirškit, nes irgi kažkam gal reikia būtinai vandens. Dėkui labai, kad stebit, kad domitės, nepamirškit laiko. Iki kitų pasimatymų. Aišku, nepamiršti reikia visada nusipraust, bet tradicijų nepamiršti.